Ar viskas atkoja? Jau viskas. Visi pliusiukai yra. Jee! Galim lėkti Zarasus. Dabar yra 3 beveik valanda jau, ne? Antra. Antra dar? Ai, gerai jau tiesa. Nu tai 3 valanda, turėjom antrą išvažiuoti. Skrendam į Mineralį Zarsai. Ten mūsų laukia šiandien vakare 18:30 administracinė komisija ir 19 valandą, kažkur apie 19 valandą techninė komisija. Tikėkime praeisim, viskas kaip ir visą laiką bus tvarkingai. O dabar turim beveik 3 valandas kelio, gal net ir daugiau. Tai nieko nelaukiam. Judame. Neriame į Zarasus. Ką, nerime? Vapšė neriame. Visas karčiau, padainuosim kartu, vienam tau liūdna, dviese bus smagiau. Kaip jautiesi, Gidukai, atvykęs tokį grožį? Nesibaigtų mums vasara. Neriame, Zarasus. Visi žmonės šypsosi ir tu pralinksmė, pamis problemas, viskas bus okei. Kas čia, Pauliau? Čia Zarasai. Atvykom į Zarasus. Einam nuo kelio ir einam į administracinę komisiją. Ir papuošti tiek važiuos. Nu, užtruko biškį, bet kad labai ilgai gal nebuvo. Ką čia influencinat influenceriai? Labą. Sveiki. Labas. Labą. Labas. Kur kelsi Instagramą? Kaip nu, blizga. Ja, tai gerai. Šurmai kojas užtiko. Pasiruošę gerai? Nu, jaučiu. Bandžiau ten kaimyčiams išmetimų ten, tai nežinau, ar geriau dabar. Svarbu ant kelio. Nu jo, nes čia ten, kas vakar įmetė tos onboardus, tai pažiūrėjau, tai tenai, jo. Mes ir susitikėm. Vieną klipą, tai paskui ten. Jo, irgi mačiau. Nu matai, Tai aš snowboard labai pagalvoju. sunku ten, žinok, spręs, žinai, kaip realiai važiuosim, tai bus Bet aš pagalvoju, kad čia jau ne kilovatas spręs. Nu taip. darbiniai tokie. O tai kaip Honda, viskas gerai? Nu kol kas atrodo gerai. O rytoj bus matyti. Ten po to vandens, kada neseniai nebuvo? Ne, va tada užpylė tas žvakės, prasiburbuliavo, paskui ir viskas gerai. Tik oro filtras irgi išgrėžiau. Šlapis, Kiaura. bet tu tikrinai tarp ruožą, ar ne? Ne. Ten po. Jo, servise tik grįžau. Tai džiavinai irgi ant savo. Ne, mes naują įdėjom. Tai pratingi, mes neturėjom. Mes naują įsidėjom. Dabar turim filtrą. Dar kiek nepripildėme, kaip čia taip gavosi. Kurgi? Pažiūrėk, reikėjo pataisyti. Tai čia kiekvieną kartą veiksime. Administraciniai stringam. Šturmanas dirba, prie mašinos, kur matyta? 36 numeris šį kartą tau vietą. Ar spėsim ar ne? Ne techninė, o nuo lietaus. Nu ką, legalus. Gavom biškį tam pastabų, bet legalus, kol kas legalus. Gydžiu, ką čia darai? Lip, kad? Ota! Nespėj. Kad? Kaip čia važiuot? Puikiai žiūrėk. Nu jo. Sekis, stipriai. Nebijai? Nu, aš tai ne. Galimai finišavom ralį nestartavę. Egi, ko ieškai? Ne, šiaip nejuokinga, biškį dabar turim rimtų reikalų. Paskui pasakysim, kai baigės. Bet čia va būna, kai ne į tą skyrių įdedi. Skotas Martinsas. Ar reiškia tada aš Evansas? Nu, blem. Išgąsdino Paulių? Parodyk dar kartą, ką buvai pametęs. Nebuvau pametęs, Bet aš buvau pamiršęs, kur pasidėjau. Labai gerai, kai šturmas pamiršta, kur pasideda šitą. Labai gerai būna. Ne, Labai gerai mažytę knygutę. Bet Pauliuko veidas. Aš net nežiūrėjau tavo veidą. Nu, aš žinau, kad bus blogai. Gerai baigsi, bet gerai, gerai. Kaip ir blogai, kad neleidžia iš vakaro susirašinėti, bet va dabar turim laiko pasimėgau Zarasais. Nėra ką veikti. Vieni mėgojas, kai ten nėra ką veikti. Žiūrėkit jūs tik tai kaip gražiai.
Lyja jau. Sako, jeigu skanaus. Nėra kada. O skanaujam, priėmė realistai prie bendro stalo. Skanaus. Turime 10 valandyčių Zarasuose ir nepanašu čia, kad kažkas rimtų dar. Nes tos komisijos visos iki 10 vyksta. Tai važinėjasi visi. Praleidžiama. Nu, mes ką, einame ilsėtis turbūt jau. Einame ir fanas sutikom. Su Maike. Traukiam į mūsų hostelį. Sabas nakvos čia ant gatvės nutrenktas. Bet po langais. Arba šiaip gal kur pasivažinėti, bet žinai. Tokia va vietytė. Kiauros durys, kas nori, tas eina. Visus priims. Lounge zona. Čia vambordus galima pasižiūrėti, bet neturim vambordų, nes susirašymą rytoj. 3. Ne. Švisos. O. Nu dabar Sabą nesimatys. Ai matys. Na va, miega už langą. Tas, kur labiausiai mėgot, sako varo mėgot ir nevaro. Čia nuo to Celsijaus prigėriau. Tai ką, viskas. Iki rytoj skaito. Eini mėgot. Negi, siausim dabar. Kur tu siausi? Zarasuos. Batus tu nusiausi. Kas? Čia Zarasai. Ei, jūs brosai. Varykit mėgot. Negirdit net. Žiūrėk, vyksta. Ei, jūs friksai, brosai, mėgot eikit. Marš mėgot. Tai žiūrim. Laukiam jūsų, gi sakėt lauk. Klausom pasitarimą, kas čia vyksta. Nu ką, reikia bandyti keltis. Eigis pučia jau visada. Čia su krūva kitų realistų dar mėgojom šitam hostelį, tai nuo 5 ryto jau čia veiksmas. Samas vietai. Tai čia, žodžiu, burzgėtų mašina, atrodo 50 sportinė mašina aplink viešbutį buvo pastatyta dar vėlai ir ne, užmygom. Mėgas šioks toks nors. Dabar kaip ir normaliai mėgojas atrodo, bet paskui tai jau čia bus tų baterijų trūkumas. Nebevyrėktis. Kelks. Tai biškį vėluojam. 6:30. Startas kairys 3 žemyn. 40. Dešinys 3 per kalniuką metą neišleis. Nu tikrai metą. Rīga Plaza dāvanu karte. Apsveicama izvēle. Čia Zarasų ralis ar Varco Latvija? Ir tas pagal rožus. Jo. Tai lieka paskutinis rožas susirašyti. Pasilikom pabaigai 5-7, kuris, mano nuomonė, čia bus žiauru. Tai Žiauriausia. Nekalbėk per muziką. Žiauriausia vienis bus čia šitam radį, manau. Labai techniškas susuktas, pradžia greita, nu visko yra, trampliniukų, man atrodo, yra irgi. Tai bandom važiuoti. Let's go. Let's go. Kalniukas ir kairys 3 gravys 20 dešinys 3 per kalniuką metą. Baigiam susirašinėjimus. Einam, dar mėgot. Gal užmygla, nežinau. Vyksta darbai, aš lounginu tiesiog. Nu ką, žinau, kaip ir pasiruošę startui. Eigis jau myža. Aš jau varau į tą būdelę. Man biškį irgi neramu, nežinau. Nu tokia, kažkaip reikia. Ir greitai, ir saugiai, ir tvarkingai pravažiuoti. Bet bus įdomu, kaip čia tą padaryti.
Nes posūkiai, kur reikalauja greit važiuoti. Tai jo, savo kaip ir viskas kol kas gerai. Važiuosim tuoj per arką. 36 starto numeris ir tai yra Paulius Butmanas ir Egidijus Gelūnas, SGC2 klasė, SAP 93 automobilis, kuris važiuoja laikinai. Maksima ten, o rampa čia. Geros kloties ir gero finišo. Na, bet autobroliai, autoralis, tai truputėlį į kitą pusę nuvažiavo, bet startavo viskas gerai. Arba jis, arba ne. Ilgai netruko. Atvykom į grupą, bet nežinom, ar iš jo išvyksim. Nu, kažkiek išvyksim, bet paskui kiek toli važiuosim, nes kažkas traška kaip laužimas, bet neradau dar kol kas, tai dar reikia stoti po grupą ieškoti. Buvo ratas atsisukęs dar, atsileisti dabar štai. Nu ja, kažkas lūžtelė jaučiu. Praklybinom su Egiu tą automobilį, taip pirmyn atgal, taip važiuojant, traks, nežinau. Neradom. Gal pagalbės dėžė, kaip kolegos pasakė, tai galimai, bet viršui varžtas sveikas, tai nebent iš pačios, bet nesimato varžtų, tai nu, bandom bėgti ir bus kaip bus, du ruožai gal kažkaip atlaikys, tos servizė jau daugiau galėsim pasikeisti. Keturi ruožai įveikti, tai traška vis tiek toliau viskas ten, gal blogėja net, bet pagerinam laiką vieno, kito identiškai važiavam, nu, ta prasme nesaugiam, nu, tai važiavam, kol važiuojam, tai dabar lėkiam servizorių turbūt nebus komentaro, nes ten turėsim reikalų nemažai, kol nusirdysim, kol rasim, kas ten yra, tai va, šūtinam žvirkeliais.
Kaip egi tau? Pirmoji dalis. Labai įspūdinga. Pradžia nekokia buvo. Patiko ten? Dabar mane interviu čia. Patiko per tas aklus ten? Visai patiko iš tikrųjų. Galvau bus baisiau. Paskui jau kaip apsipratau visai nieko. Taip ir skaityti sekės normaliai. Bent jau iš mano pusės. Nežinau, ar girdėjai. Tai šiaip jo, buvo baisus tas, kad pirmas stage'as dėl crash'o, bet kažkaip visi davažiavo kol kas. Buvo momentų, kad ir negirdėjau, ten tokių vietų ten pavojingų, tai susikaupiau labai, tai jau žinai, tą vietą gal įsidėmėjęs, žinai, būnė, bet visur kaip ir gerai, o to mūsų gedimu, tai galvojom apsauga, atsilaisvinus buvo, pažiūrėjom, po mašiną atsigulė, visi varžtai atsipalaidavę, bet sukam apsaugom, logiškai, traversas juda ir tada garsas gaunas toks, bet susitvarkėm viską, ten tepalus pasitikrinam, dar išsivalėm, susisukinėjom važiuoti į uždarą parką čia. Tas pats garselis. Tai greičiausiai granatą tada priėjom blogą išvadą, nes pabandėm susukus vairą pavažinėti, tai kaip ir traška. Tai. Nežinau kaip čia. Ką tikslas, atlaikyti? Ar patvirtins savo tą tvirtumą, ar patvirtins šitą dalyką, ar ne, tai sužinosim. 4 ruožai liko gan žiaurus, į kalnus ten važiuoja, drošim tą mašiną tikrai. O taip, ką aš, nusisuks, Svarbu pravažiuoti gerai, smagiai. Neredėsim čia, kad saugoti iki finišo, tai nežinau. Nieko, tu neišmoksi kažko redėti, ką čia. Reikia važiuoti, kol važiuoja ir viskas. Pasimokyti, kol galim ir viskas, o bus kaip bus. Einam valgyti. Spausti mašiną iki galo. Grešim, jo. Gal ant tų posūkių sakė, stengtis susukus vairo, nesmaukti to automobiliuką ir viskas. Tai, o paskui, kai tiesiai vairas, viskas galima, manau, drožti. Gal atlaikys. Nėra, kad jau visiškai tragiškai, baisokai, bet gal dar viskas tokia. Kaip pravežiau 5. Per gerai mane. Pilvukas nebedirba. Įkino šturmaniuką jau. Lieka dar 2 kartus, kartuojam 5. 7 dabar bus ir 6 bus 8. Ir atlaiko sabas, būna viskas labai gerai. Paliekam regrupą už 10-20 sekundžių. Čia bus mano grįžtam ruožį. Da, blackbetė. 3, 2, 1, startas. 3, 3, 3.
Bet kur šviesas? Nu, teisingai filmas sako, reikia važiuoti, nes ar variklis kalna, ar mano duslerkė daryta ten trūko, nu, varom, reikia finish. Kaip garsai, Pauliau? Nuostabus. Varyk, varyk. Eik, va. Da. Eik tu sau. Į šitą kalną visiškai nebeužtraukiam. Dar pasipylė dūmai iš po kapoto, tai gal pavyks dar finišuot, bet sudėtinga situacija. Nu, visai nedidelė dar čia balytė. Galvau, visas įsitaška čia. Bet ar čia dėžė, ar čia variklis? Bet čia dar neaišku, ar čia gal variklis. Nesuprantu, kas čia per tą. Gal dėžės. Žinok, atrodo tai kaip tas, kur keitėm. Indeklot, bet ne indeklo, čia tas, ne indeklo tas vieta, ne. Nors mažesnis čia. Parudimas kai variklio, šiaip, nu, tepalo to. Bet tai iš variklio būtų daugiau tepalų, čia gal dėžės. Ir daugiau nėra gabaliuko. Tai kaip korpuso gabalai kur? Ai, gal išvypo kažkaip? Apsauga. Ai, jo. Ant apsaugos viskas. Tai čia suvenyras ir trečias tas. Einam. Antroji vieta SGC2 klasėje atitenka Paulius Butmanas ir Egidijus Gelūnas. Markės automobilis. Audringi aplodismentai ir foto atminčiai. Op! Bum! Jėj! Sunku dar verti. Sabas nusprogo, o antrą vietą. Kaip taip gali būti? Tai va, fainai buvo, fainai. Kai kam ne fainai. Mum ir ten gavo nelabai fainai, bet esam čia su taurėm. Tai nežinau, net kažką norėjau papasakot. Ai, anksčiau esu čia Zarasuose buvęs, nežinau, kiek kartų žiūrėdavom 300 žiūrų ralį, gal 6-7 kartus. Tai labai smagu buvo važiuoti šitose apylinkėse, kai beveik visos apylinkės tas matytas, žinomas, toks Bosnija kaip irgi, toks, nu ne namuose, aišku, jautiesi, bet labai faina aura irgi. Tos juodupės netekom, irgi gailas, ten labai irgi faina, bet nu čia. Tik tai ralis nežinau, kur krypsta, nes su tokiom trasom, tai čia nieks čia nieko neišmoks, tai išmoks piniginę paplonint, o reiktų kažką čia spręstų mineralinės. Tuo užsirauks, man atrodo, tas dalykėlis. Sprintą, manau, suvažiavom realiai. Be kelių rožavų sprintą, Panašiau. o ne mineralį. Tai, bet, nu, jo, negalim pykti, aišku, smagu, tai mums viskas smagiai, bet jo. Mes jau gal vis tiek norim po biškį ir... Jo, turim tą patirtį kažkokią, 4 sezonas, tai jau atsiranda po kelių stogų tas su galva dirbimas, bet naujokam tokias trasos, tai nežinau būtų, jeigu pirmą sezoną tokį ralį ten, tai be lankų kai važiavom. Tai va, važiuosim dabar kraut Sabą, stumsim visi, nes niekas ten nebevažiuoja ir prasidės 4 savaitės, turim tarpą dabar, tai Turėsi ką pafilmuoti. Turėsiu gal ką pafilmuoti, gal reiks vėl kokį revival daryti video. Įdomu, kas ten dabar yra atsitikę, bet aš nieko ten dabar nežiūrėsiu, nesagadinsiu nuotakas, nes jeigu variklis, tai ne. Gerai, čin iki kažkur. Plungė, mergė, užmušau vaikus. Plungė? Mergė. Namai vėl. Irgi nebus lengva, tikrai. Koks irgi sakei? Užpykinėsi? Ne, aš irgi dabar sužinojom. Tai kaip, ką sakė? Vėlį. Kas? Tiesa? Pamatė, švaistyklis išlins. Tai žodžiu, galvojom švest pergalę 2 vietas, dabar kažkaip. Jau akyse 3 savaitės darbo dabar konkrečiai. 100 perrinkti.
Nu, bet gal reikia kažkaip vis tiek biški nuplaut. Dar dirbo šitas burgerį iki pirmos. Tai liekam Zarasuose. Tingiam su jau kažkur valyti. Davai, gerai, kažkur pusėsius.